Labas visiems, aš esu Klaudija ir jeigu jūs pirmą kartą atvykote į mano kanalą, nepamirškite jį prenumeruoti. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Ir šiandien aš darau video, kuris yra labai populiarus internete. Šitą madą pradėjo Mike Fox ir aš mačiau jo kiekvieną video, kai dar net nebuvo ta mada paplitusi. Aš galvojau anksčiau padaryti tokį video ir tik dabar jį prisirašiau padaryti. Ir šiandien aš prankinsiu savo draugą su daina Into You ir šitą dainą yra Arianos Grandės ir aš ją tiesiog būsiu įsivertus į lietuvių kalbą. Aišku, nebūsiu labai gerai išvertus. Tai, žodžiu, pirmą rašau. Parašiau labas. Aš tikiuosi, kad atrašys. Žodžiu, yra dabar tokie žodžiai kaip Oh baby, look what you started. Aš nuo šitos vietos pradėsiu ir tikrai sakysiu, kad pasižiūrėk, ką tu padarai. Ir rašysiu su lietuviškom raidėm. Atsiprašau, tu ką gerai plan. Nieko neatrašo. Gerai, ar taip gali nutikti? O kas gali nutikti? Rašau, aš laukiau ir laukiau, kol tu pajudėsi į priekį. Nežinau, ar jis matys šitą video. Kiek žinau, kad jis yra bent vieną mano video matęs, tai dabar kažką rašo. Dar fanmigdą parašė. Parašiau, kol aš nepavydėjau. Gerai, vėl įsijungiu. O, dieve, taip man juokinga, aš negaliu. Parašau. Aš nežinau, šiaip turėtų šitą dainą žinoti, bet čia lietuviška verta. Parašau, tai kad biškį toliau žinot man. Aš rašau truputį pavojingai, bet tai yra, ko aš noriu. Parašė aš ir parašiau truputį mažiau pykčių. Pykščių. Pykčių, oi. Nu, tarkim, pataisykim. Pykčių. Kad, žinai, atrodo kaip normalus čiatas. Parašiau truputį mažiau pykčių ir daugiau kūno prisilietimų. Rašau kažką. Kažką rašau. Okei, parašė. Geriausia dabar bus vieta. Nes aš taip įsižiūrėjus tave, dar pakatosiu įsižiūrėjus. Aš dabar bus žiauriu. Palaukit, man jau reikia pasiruošti, aš nebenoriu gadintis gyvenimą, ta prasme. Ir atsiprašau už pašalinius garsus, nes mano sesės labai triukšmauja ir atsiprašau dėl to. Jis padėjo, man labai įdomu, ką atrašys. Kodėl jis nieko neatrašo? Man baisu daros. Aš ne veltui aš taip ir esu pavadintas. Visi žiūri į mus, bet mes išlaikykim tai paslaptyje. Aš dabar viską greit verčiu, tai nepykit dėl mano vertimo, visi žiūri į mus, bet mes išlaikysim tai paslaptyje. Ta prasme, jis dabar turbūt toks pasimetęs, aš paprašiau truputį skandalingai, bet mes neleisim niekam to pamatyti. Jis dabar visiškai pasimetęs, turbūt. Ir jis nesupranta, kas čia vyksta. Počkės ir ten, okei. Man gaila jo. Eilėraštis. Kai kurie dalykai verčiasi taip juokingai lietuvių kalbą. Pačiu tai gali šiek tiek užtrukti, aš darau per daug klaidų. Bet tikiuosi tai supranti. Ir mes, ta prasme, nečatinom jau gerai, aš tiesiog taip bum parašiau ir taip surprise maždaug. Parašinu taip. Blemba. Pasižiūrėk, ką pradėjai, tipo Oh baby, look what you started. Literatūra. Okei, pažiūrėk, ką padarai, bet laukia šalta. Manos, kad jis suprato, nes parašė, kad laukia šalta. Davai, atrašyk kažką, nes... Dabar. Ir tada vėl truputį mažiau pykčių ir daugiau prisilietimų.
Parašė. Okay. Adėta, prasme. Nes aš nebegaliu. Tai ateik ir žiep mane. Prašau, žinau, prašau, tai ateik ir žiep mane. Tęsim toliau. Truputį pavojinga, bet tai yra, ko aš tik noriu. Čia biškį taip nesirimuoja, bet tarsi aš čia greit verčiu. Sakys turbūt, kad jau sakiau tą patį. Truputį mažiau, ta prasme, labai juokingai skamba, bet let's deal with it. Aš čia turbūt užmisiu taip, kad su manim nebenorės bendrauti. Įsižiūrėjus. Taip, tą pakartosiu. Aš jau taip noriu pasakyti, kad čia buvo tik prankas. Parašė Klaudi ir klaustukas, klaustukas, klaustukas. Gal dabar parašysiu angliškai pačią pabaigą, nes aš jau atėjau iki pačios pabaigos. Gal jis tada atpažins, nes šiaip ta prasme lietuviškai, tai nemanau, kad atskirtų. Tai dabar aš nusinčiu pačią pabaigą, nes jau yra dainos pabaiga. Angliškai, gal jis tada atspės, kad čia yra daina, nes ta prasme jis turbūt visiškai nesupranta, kad čia yra prankas. Čia mano sesės, jeigu ką laksto. Gera daina. Lol. Vagnis jūs dabar dinka to dainos. Sakiau, kad iš anglų kalbos lengva labai atspėti, nes ta prasme, aš nečatinu su žmogum angliškai. Prašau, bandžiau video filmuoti. Žodžiu, šitas video nebuvo toks žiauriai įdomus, tiesiog pamėginau paprankinti būtent lietuvių kalbą. Nu, tai jausma, kai žmogus kažką rašo ir ištrina. Tai čia va dabar. Nu, žodžiu, pamėginsiu kažką padaryti kitokį prank, nes ant visų paeina. Ta prasme priklauso nuo žmogaus, ta prasme priklauso nuo taip, kaip su juo bendrauji. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, kas jums patiko, nepamirškite palaikinti šį video ir iki kito karto.